Šiandieną noriu pakalbėti apie vieną dalyką, kurį labai dažnai matau tinkliniame versle. Tai vadinama rožiniai akiniai. Kai žmogus ateina į šią sritį, atrodo viskas labai lengva, kad visi pasakys taip, partneriai ateis patys, rezultatai augs savaime. Bet tikrovė taigi yra visiškai kitokia. Kai tu nusprendi pradėti tinklinį marketingą, tu tarsi pasirašai vidinį susitarimą su savimi. Aš priimu viską, kas ateis kartu su šiuo keliu. Ir čia labai svarbu yra suprasti, kad bus visokių atmetimų, kritikų, klaidų, partneriai pasitrauks ir visokie nepavyko, man neišėjo, tai yra normalu. Tai ne ženklas, kad tu esi bloga ar netinkama šiam darbui. Tai yra natūrali šio kelio dalis. Ir kiekvienas ne, tai yra pamoka.